Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai? Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimąstome, koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonies kiekis organizme yra puikiai profilaktinė priemonė, o deguonies stygius sudaro sąlygas daugeliu ligų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonies stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant, deguonies stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonis šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamąjį audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonis gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą. Taip gydomos įvairios ligos, sukeliančios deguonies trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, tai deguonies trūkumą organizmo audiniuose. Taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktyvacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis? Žymiai prailgina efektyvę deguonies difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonies rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo esant kesoniniai ligai, tie kur yra narų liga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujoje susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga liga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekciją, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvių. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonies nepakankamumui, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbariniai oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.